Sveiki visi, kaip matote, šį vėl kuriu savo naują videoblogą. Ir prieš pradedant šitą videoblogą norėčiau pakviesti prisijungti prie vienos mano draugo grupės, kuri yra apie sportą. Ten verda didžiausios sporto diskusijos, lažybos, predictionai, strategijos ir dar daug visko. Tad jeigu jums yra 18 metų, nuorodą į tą grupę paliksiu aprašyme, lauksime jūsų. Go check. Grįžtame prie temos. Paskutiniu metu gaunu labai daug žinučių, kaip sukurti anokį, kitokį ar dar kokį nors videoblogą, arba tiesiog video. Todėl šiame videoblogė aš jums pravesiu šiokią tokią pamokėlę, kaip sukurti tam tikrą video. Kieti videoblogai. Jeigu jūs norite sukurti kietą videoblogą, jūs turite pats būti kietas. Tai reikia atsiminti keletą paprastų dalykų, kad kietose videoblogose nereikia nieko nei skaityti, nei rašyti. Jums tai reikia rodyti, ant kiek jūs esate kietas ir tai pakirėti savo auditorijos širdis. Beatbox videoblogai. Visų pirma, norėčiau pradėti nuo to, kas yra beatbox. Beatbox tai vokalinė perkusija, kuria yra išgaunami įvairūs garsai bei ritmai žmogaus burna bei kvėpavimu. O toliau viskas labai paprasta. Pasiemi kamerą, ją įjungi ir tiesiog beatboxini. Nejuokingi videoblogai. Jūs tiesiog atsidarote YouTube mano praeitus visus videoblogus, o gal net ir šitą, ir tiesiog suprantate, kaip tai padaryti. Tai žinau, tai yra skaudu, bet tai yra tiesa. Aš esu nejuokingas. Netgi, blet. Maroziški videoblogai. Vien išgirdų žodį marozas į galvą šauna iš karto treningai, kepurikė, greičio akiniai. Tačiau jeigu jūs norite sukurti marozišką videoblogą, jūs turite tam būti pasiruošęs dvasiškai. O tik toliau nuo visko pradėti. O dėl vaizdo galite pasikviesti savo kokį nors draugelį, kuris buvo mokyklui paliktas 3 metus iš eilės. Здорово, пацаны. Šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia užvaldyti pasaulį ir tapti labai gerų rajonų pacanu. Ar taip? Taip. Pirmas punktas yra, jeigu jūs norit būti panašus į Marozą, jūs turite turėti achuienus, va, pavyzdys, treningiukus, visų... Dvi koloskės, bet... Toliau, labai svarbus Marozo aspektas yra jo eisena. Yra dvi svarbios labai eisenos, tai yra rėmas. Tai kai žmogus išmeta rėmą, nesvarbu kam, ar žmogui, ar spintai, ar netgi durims. Kaimiški videoblogai. Aš kadangi nežinau, kaip jie turėtų atrodyti, todėl iš pagalbą pasikviečiau jums visiems labai gerai žinomą žmogų. Sveiki, aš esu kaimietis ir aš esu antras po Hitlerio. Tai yra mano pirmas video geras. Videoblogas. Videoblogas? Videoblogas turi sakyti. Mano geras video. Nu taip vadinasi videoblogas. Na gerai, aš esu kaimietis ir mano video yra labai geras. Ir aš dabar jums parodysiu savo do yourself ir padarysi, kaip galima pagaminti iš padangas vazoną, ten pasodinti medelį. Pirmiausia, reikia mums padangas, po to reikės pačią augalą, ant viršaus uždėsim akmenų. Dabar augaliukas gaus truputį fotosintezės. Nu va. Cinematic video. Arba į lietuvių kalbą išvertus filmo pobūdžio video. Tokių video internete aš mačiau išties labai daug, aš pats nusprendžiau tokį dalyką pabandyti ir dabar norėčiau tuo pasidalinti. Mano vardas yra Edinas. Ir aš esu niekam nereikalingas. Aš kaip ir kiti žmonės dirbau paprastą darbą. Tačiau iš manęs šaipėsi kiti. Tai išties yra labai sunku. Būti užsidariusiam savyje, kentėti ir laukti kažkokioj tai nežinomybėje.
Tačiau vieną dieną aš nusprendžiau pasikeisti. Aš nusprendžiau tapti stipresniu. Ir pakeisti savo gyvenimą. Man reikia pagalbos. Stabdyk! Negaliu. 1, 2, 3. Eikna. Skraidyk greičiau. Eikna. Pasivaštis pralaimėt. Wow. Senis, sveikas. Sveikas. Ką tu čia? Kas geresnio? Užėjai, pakalbėsim. Gerai padirbėjai per mūsų pirmą treniruotę, bet aš turiu tau kitą sprendimą. Tai bus paprasčiau. O kurva. Klausimėlių video. Aš netgi nežinau, kaip tokią skiltį pavadinti, bet tiesiog mums reikia tiesiog operatoriaus, mikrofono ir eiti prie žmonių ir klausinėti įvairiausių klausimų. Tai kažkas tokio kaip klausimėlis, bet dar durniau. Sveiki, mano vardas yra Ednas ir esu žurnalistas ir šiandieną mes paklausinėsime skirtingų žmonių skirtingų klausimų ir varom. Kas bus, jeigu kovo 5 dieną įmesime batą į upę? Pasaulis nepražus, manau. Sveiki, gal galima vieną klausimą paklausti? Pizdyt. Jeigu mes įmesime kiaušinį į vandenį, kas su juo bus? Jeigu jis bus šviežias, jis iškils, o jeigu jis bus pasenęs, tuomet jis bus pagal dugną. Kas pirmiau atsirado, višta ar kiaušinis? Ne, nei kiaušinis, nei nieko, nei višta. Žinau šitą dalyką. Ne. Gerai. Klausyk, o tu man atsakyk, Nu. kas kiaušinis arba 5. Salat. Sveiki, gal galima paklausti vieną... Supratau. Kas būna, kai perdozai narkotikų? O Dieve, gal ilgai miegi, nežinau. Man atrodo tai. Ir neatsibundi. Duoda kelią. Tik viskas. Gerai? Apie batą. Jeigu mes įmesime... Davai, bet taip, jeigu ką. Jeigu mes įmesime batą į upę, kas pasidarys su batu? Jeigu jūs į upę, Įmesim batą, kas su batu pasidarys? su batu, nežinau, nemeluosiu, nežinau. A kas su batu pasidarys? Batas yra batas. Sušlaps. Tai, o be to koks jūsų vardas? Robertas. Robertas, malonu. Na, praėjau viską. Afganistan, Pakistan. Sveiki visi! Kaip matote, aš vėl kuriu savo naują videoblogą. Magiški video. Op. Gera. Tokiuose video žmonės dažniausiai rodo įvairiausius magijos triukus, kurie atrodo tikrai įspūdingai. Tačiau magijos triukai yra ne kiekvienam. Juos visų pirma jūs turite išmokti, gerai įvaldyti ir tik tuomet pradėti. Sveiki, mano vardas yra Algirdas Vaginskas ir šiandien aš perskaitysiu jūsų mintis. Visų pirma, ką jums reikia padaryti, tai suskaičiuokite mintise nuo 1 iki 3. Puiku, o dabar suskaičiuokite žiūrėdami į mano ranką nuo 1 iki 10. Sveikinu, jūs ką tik sugaištate 13 sekundžių savo gyvenimo, dėkui jums už dėmesį, viso gero.
visi! Daily videoblogai. Tai yra patys tikriausiai videoblogai, kuriuose žmonės tiesiog filmuoja savo kasdienybę, ką jie veikia, kur keliauja, ką valgo, netgi kai... Ne, gal kišiką nefilmuoja. Ir viskas atrodo maždaug taip. Sveiki, randamės dabar va su Marium. Vėjas didelis lauke. Čia yra Lukas. Valgau čipsus. Sveiki. Čia operatorius. Mariau, ką mes dabar veikiam? Kavutę geriam. Geriam kavutę po visų filmavimų. Jaučiamės. Po sunkių darbų. Blemba, išvargau žiauriai, hebra, visą dieną kiaurą parą filmavom. Filmavom, darėm ir daug darėm. Bet jeigu jūs norite, jog aš pafilmuočiau tokių pobūdžio video daugiau ir įkelčiau į savo YouTube kanalą, tai būtent į šitą kanalą, nes atskiro aš tokiam dalykam nekurčiau, tiesiog leiskite man tai žinot komentaruose arba tiesiog paspauskite šitą video like. Illuminati video. Viskas labai paprasta. Tai yra tokie video, kuriuose atsiskleidžia, kurie žmonės, daiktai, prekės ženklai yra Illuminati. Edvinus has 2 eyes. Obama has 2 legs. Legs. Legs rhymes with sex. Sex. Sex has 3 letters. The Illuminati has 3 sides, which means Edvinus is Illuminati confirmed. Taigi dėkui, kad žiūrėt mano naują videoblogą. Jeigu jums patiko šitas video, spauskite like, komentuokite bei prenumeruokite mano YouTube kanalą. Ir aš tiksliai nežinau, ar šitas video gavosi ilgas ar trumpas, tačiau dar buvo daug kadrų, kurių nepanaudojau šiame video, nes tiesiog norėjau sukurti antrą dalį viso šito. Bet jeigu jūs norite antros dalies šio video pamokėlės, kaip sukurti tam tikrą video, paspauskite šitą video like. Iki!